Šiandien mūsų skautų programoje matysite. Vakar mes buvome apsilankę pas patyrusius skautus ir žiūrėjome, kaip jiems sekasi, kaip jie viską įsirengia ir kaip jie gyvena. Kalbinome guru jų, o šiandieną lankėmės Vilkiukų pastovyklėje, žiūrėjome jų rikiuotę. Pas juos lankėsi šiandien Švaros brolis ir sesė, tad pakalbinome ir juos. Vėliau mes nuvykome pas jūrų skautus, pasikalbėjome su jūrų skautų guru. Visą tai pamatysite mūsų laidoje. Taigi sveikutėliai, mes esame dabar prie patyrusių skautų pastovyklės. Pasižiūrėsime, kaip čia viskas vyksta ir kaip čia mes gyvename. Mes norime su jumis pasikalbėti, gerbiamasai. Taigi štai, kaip galėtumėte įvertinti čia pastovyklę, visą tą darbą ir kaip čia viskas vyko? Šią, būtent. Dirbu, nes liepė vadovė, lovas dabar stumdžiau, paskui dar eisiu pečių užkursiu. Įrenginiai gerai, pastovyklė gerai. Žodžiu, viskas gerai, ar ne? Jums patinka? Ne. Nepatinka? Patinka. Ačiū labai, kad pagyrėte, kad puikiai atrodau. Aš čia stovyklauju. Sveiki, ir dabar mes norėtume pakalbinti patyrusių skautų guru, tai yra Justė ir Kubilius. Taigi, kaip jūs jaučiatės? Puikus klausimas. Kitas klausimas? Jaučiamės, kad sekasi labai gerai. Užsieniečius integravome labai gerai. Iš tikrųjų, jų turime labai daug iš įvairiausių Europos šalių. Ir ne tik. Kaip jūs čia jaučiatės? Kaip pricai, patyrę skautai, jaučiamės labai gerai. Pažiūrėkit jį, ar galim jaustis blogai? O iš kur jūs esate? Ai, tai čia iš čia. Esam iš Tauragės krašto Šilalės, o pristatyk. O aš esu iš Kauno krašto Žiežmarių Skirgailos drauguvės. Šiandien iš tikrųjų buvo labai gera diena. Mes su mano kolega Valentu jau seniau buvo pažįstami, bet daug žmonių nebuvo pažįstamus, nebuvo mes pažįstami. Ir šitie darbai, šitie renginiai, kurie stovi už mūsų, tikrai jie mūsų artino. Kiekvienas žmogus įnešė į mūsų grupelę kažką naujo. Bet iš tikrųjų jaučiatės pakankamai neblogai, kaip stovite su sesėm? O čia geriausia tema. Santykis tai sesių labai geras su broliais. Iš tiesų, mes paskaičiavom, kad vienam broliui tokiam kaip mes, tai tenka sesių apie 20. Tai yra, aišku, labai smagu ir malonu, nes prižiūrimus labai prižiūrinčios sesės. Visi broliai yra prižiūrimi sesių, jos mus globoja, maistą duoda ir panašiai. Tai mums fantastika iš tikrųjų sesių, tai dėkojame tėveliam už seses. Čiunga čianga, mėlynas dangus, čiunga čianga, saulė ir šviesa. Čiunga čianga, mėlynas dangus, čiunga čianga, saulė ir šviesa. Labas, sese. Ar patinka tau stovykloje? Taip. Ką šiandieną veiksi? Eisiu skautų ramą. Skautų ramo. O ką tu, sese, šiandieną veiksi? Šiandien eisiu į žygį. Broli, aš norėjau paklausti, ką jūs čia veikia dabar? Mes mokomės, kaip mums žygiuoti, viską daryti rikiuotėje. Kaip stovėti, kaip žygiuoti, kaip reportuoti ir panašiai. O kodėl jūs tokių dalykų mokėtės, kur jums jų prireikia? Kas gali pasakyti? Skautijai reikia, nes, Lietuvos pareiga. Sese Greta, esate Vilkų pastovyklės guru. Gal galit papasakot, kaip sekasi stovyklauti ir kokie įspūdžiai po pirmųjų dienų? Labai gerai sekasi stovyklauti, turime labai daug vilkų, kokį 180. Gyvenam 4 karalystėse, yra požemio, dangaus, žemės ir vandens karalystės. Ir visi jau baigė įsirengti, turi savo vartus, laužus, vyksta naktiniai budėjimai, labai smagiai. Jie kepa dešreles naktimis, žodžiu, valgo visokius šokoladus ir saldainius. Ir labai gražiai saugo stovyklavietę. O dienomis tokius darom užsiėmimus.
O dar girdėjome, kad žygis kažkoks bus šiandieną. Taip, tai kiekvieną dieną mūsų 2 gaujos išeina į žygį. Viena ryte, o kita išeina po pietų. Ir eina čia visur kažkur įdomiais maršrutais. Ir kiek gaujoje yra vilkiukų? O gaujose nuo kokių 7 iki 15 yra. Tai labai ačiū Jums už atsakymus ir tikiuosi, kad bus gera stovykla, linkiu sėkmės. Labą dieną, broli, gal galėtumėt pasakyti, ką veikite čia šiom žaviom oranžiniam liemenėm? Aišku, labai įdomu, Jūs negalite kalbėti? Aišku, nu tai nieko negalės pasakyti, norėčiau paklausti, kodėl. Gal žinot, kodėl negali brolis kalbėti? Gerai, tada toliau apie švarą. Kągi veikite su šiom oranžiniam liemenėm? Tikrinam vilkų tvarką stovyklai. O ką reiškia tikrina tvarką, ką Jūs konkrečiai darote? Apžiūrim pastovyklę, apžiūrim palapines, aplink jas, apžiūrim kokia situacija, kokie įrenginiai. Ir kokia situacija? Griežtai. Pas vienus tvarkingesnės palapinės, pas kitus tvarkingesnė pastovyklė. O būna labai netvarkingų palapinių? Būna. Ten porą išvertėm jau. Kalbiname jūrų skautų pastovyklės guru Justiną. Sveiki, Justinai. Papasakokit, kurgi mes čia esame, kaip vadinasi šita vieta? Labadiena, aš esu Justinas. Mes esame jūrų skautų pastovyklės uoste. Ir čia kaip tik dabar Marius užsiėmė viena iš specialybių, tai yra irkluotojo specialybė. Kokių dar specialybių turite? Dar turime vieną gyvybės gelbėtojo specialybę, kur yra suteikima visai stovyklai, patyrusios skautų amžiaus vaikams, ir jinai dabar vyksta prie patyrusios skautų pastovyklės. Hello guys, what are you doing here? We are doing pioneering for the mini scouts here. We are making an entrance for them because they are not so big, so we can make it a little bigger for them. And they wanted one that they can climb in, so we are making all the secure bindings and they will have to make the rest of it. Labą dieną, sesė, norėtume paklausti, ką parduotate parduotuvėje. Oi, čia mes labai daug turim prekių. O kokiu turit konkrečiai pasakyti? Turim su tautinės stovyklos atributika ir viskas, kas susijęs su uniforma. Ant stalo pilno aš nešu savo draugams, komendantui ir ūkvedžiai. Negalvokit, kad esu toks apžora. Sveika, Viktorija, tautinės stovyklos bibliotekos organizatorė, viena iš organizatorių. Norim tavęs paklausti, kaip kilo idėja daryti tokią biblioteką. Mes pamatėm, kad mes skautuose labai mažai ką darom ir sugalvojom tokį dalyką padaryti, kurį gali būti sunkiausia. Skaityti stovykloj ir ką nors kalbėti su žmonėm, kurie skaito. Labadiena! Ko čia filmuojate? Jaučiu, kad jau apie sporto dieną. Tai aš atvykau į stovyklą iš tikrųjų ir galvoju, kad ir bus vis tiek viena diena skirta sportui. Ir mes ir žaidėme, ir futbolą su visais žaidėme, ir tuoj žaisime krepšinį. Nemoku aš to krepšinio. Ir man labai patinka tautinė stovykla, legenda tęsiasi. Todėl, kad aš čia susiradau daug draugų iš visų regionų. Ir žemaičių, ir aukštaičių. Nu, suvalkiečiai truputį kitokie. Ką tik stovykloje buvo didžiulis lietus ir nugriaudėjo baisus griaustinis, net ir žaibas buvo ir kažkas atsitiko vilkiukų pastovykliai. Buvom palapinį, tai visa palapinė sugriuvo. Kas čia vyksta? Gelbėjimo darbai? Šlapia, čia tiesiog šlapia. Geriausia buvo tas, mes labiausiai įsigandom, kad kai nugriuvo tą palapinę, mano viena draugė visa drebėjo, dėl to lietaus. Markizai, sakykit, kas atsitiko, kodėl ne visai apsirengęs sėdite čionais prie nuvirtusių medžių? Ant kalno visko būna, tenka ir va, tarkau palapinę sulaužė, obelis lūžo, tvarkom palapinės. Tai patyrė turbūt sunkių nuostolių, ar ne, pastovykliai? Kaip planuojate tvarkytis? Remontuojant būdų, remonto būdų. O šiuo metu... Galima įsiremontuoti viską. Tad ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime rytoj. Tuo pačiu laiku, toj pačioj palapiniai.